Taip, puiku. Taigi, gerbimieji kolegos, labai smagu matyti jūs, tiksliau žinoti, kad jūs domitės ir prisijungėte prie šio pristatymo. Kartu su kolege Julija Melnikova norime pasidalinti savo patirtimi. Antrus metus veikiančios gyvosios laboratorijos, EduTech STEAM laboratorijos, ir ką mes esame jau nuveikę, kokius skaitmeninius įrankius testuojame savo laboratorijoje. Mūsų šios dienos pasisakymą daliname į 3 dalis. Pirma dalis, pati trumpiausia, bus skirta aptarti ir pristatyti, ką tai reiškia EduTech STEAM laboratorija, kaip gyvoji laboratorija, kodėl mes pasirinkome šį modelį ir kaip mes tas veiklas plėtojame. Tada antroje dalyje mano kolegė pratęs pristatymą, kalbant ir pristatant edukacinės technologijas, dirbtiniu intelektu grįstas edukacinės technologijas ir kaip jos ir kokios jos ateina į mūsų švietimo praktiką. Na ir trečioje dalyje, taip kaip ir šiandienos mūsų susitikimo organizatorė atskleidė, bus praktinė dalis. Tai yra, parodysime vieną iš įrankių, kurį dabar vertiname ir aprobuojame mūsų mokyklose Klaipėdos regione ir visoje Lietuvoje. Tai žodžiu, trumpai apie tai. Tai Klaipėdos universitete EduTech STEAM laboratorija tai yra pedagogikos katedros struktūrinis vienetas ir mes savo laboratorijoje, mūsų veiklos laboratorijos vizija teikti paslaugas arba apjungti mokytojų, tyrėjų ir įmonių, EdTech srityje dirbančių įmonių paslaugas, galimybės švietimo poreikiams patenkinti. Tai iš esmės, kaip ir laboratorijos pavadinime, mes gilinamės į edukacinės technologijas STEAM ugdymo organizavimui, projekto veiklai ir edukacinės technologijas švietimo kokybės užtikrinimui. Tai iš tiesų EduTech STEAM laboratorija prisijungia prie Klaipėdos universiteto STEAM ugdymo visos ekosistemos, atlikdama tam tikrą vaidmenį susijusiu su STEAM ugdymo projektais ir jų tyrimu. Na, tikslas mūsų yra, bendradarbiaujant su mokslo ir studijų verslo institucijomis, tyrinėti ir plėtoti tuos technologinius sprendimus, kurie jau dabar ateina į švietimo aplinką, į mokyklas, kurie ateidami atsineša nemažai didaktinio chaoso, tokio technologinio triukšmo. Ir šiuo atveju tyrėjų žvilgsnis yra skirtas tam, kad pamatuoti, kiek tai pasiteisina, kiek iš tiesų tai atneša kokybę į mokytojo darbą ar į mokinio kaip besimokančiojo aplinką. Kaip ir jau minėjau, dirbame pagal gyvosios laboratorijos koncepciją, tai yra Living Lab. Tai šiuo atveju mes tiek savo mokslinius tyrimus, tiek įvairias edukacinės ir praktinės veiklas orientuojame į atviros inovacijų ekosistemos plėtojimą. Tai yra, kad ieškant sprendimų arba tyriant vieną ar kitą problemą, mes į tą tyrimų lauką pasikviečiame ne tik mokslininkus tyrėjus, bet ir socialinius partnerius į tam tikrų tam tikrų švietimo dalimis priklausomai nuo to, kokią problemą tyrinėjame. Tai žodžiu, gyvosios laboratorijos principai gali būti išskirti keliolika, bet iš esmės sutelkti bendroms pastangoms arba bendrų sprendimų paieškai švietimo politikos formuotojus, EdTech kūrėjus ir švietimo įstaigas bei jų bendruomenės, ar ne? Tai tie pagrindiniai esminiai gyvosios laboratorijos principai yra dabar ekrane, tai yra bendrakūra, tai yra mes ieškodami sprendimų arba tirdami vieną ar kitą mokslinį klausimą, mes ieškome
ieškome ne tik informacijos, bet ieškome ir bendraminčių, mokytojų, mokyklų bendruomenių, kuriems yra svarbus ne tik tai pats fakto konstatavimas, bet ir sprendinio ieškojimas. Todėl ir mūsų veikla yra orientuota į vartotoją, į tai, kam tas sprendinys būtų skirtas. Na ir mes savo tyrimuose orientuojamės į tą tokį nuolatinį informacijos atnaujinimą, kad ir ieškant, tyriant problemą ar ieškant sprendimo, mes vis sugrįžtame su mūsų socialiniais partneriais aptarti ir diskutuoti, kaip tai veikia, ar tai iš tikrųjų veikia, kiek tai yra paveiku, kviesdami ir juos taip pat dalintis mintimis ir idėjomis. Tai žodžiu, tokios atviros inovacijos principas yra puoselėjimas mūsų laboratorijoje. Nors, kaip ir buvau užsiminusi pačioje pradžioje, laboratorija skaičiuoja tik antrus veiklos metus, bet jau pirmųjų metų rezultatas mes įsitraukėme į Europos gyvųjų laboratorijų tinklo asociacijos veiklą, European Network of Living Labs. Šita tarptautinė organizacija jungia daugiau nei 170 narių, pagal paskutinius duomenis atnaujintus netgi ir daugiau. Iš tikrųjų, šitoje gyvųjų laboratorijų asociacijos veikloje yra daug darbo grupių, daugiau kaip 13 darbo grupių, jūs matote jas dabar ekrane, tai vienoje iš jų ir įsijungia dirbti, bendradarbiauti ir EduTech Steam laboratorija. Na ir štai įrodymas, kad mes jau esame, tai jeigu trumpai, tai čia yra tik tai dalis fragmento to žemėlapio, kiek gyvųjų laboratorijų veikiančių įvairiose sektoriuose, nuo ne tik tai švietimo ir ugdymo srityje, bet ir tvaraus vystymosi, pilietiškumo, žemės ūkio ir dar kitose sektoriuose. Tai čia yra Europos žemėlapis, kuriame matome, kad 25 metais birželio mėnesį buvo įsteigtos 2 laboratorijos veikiančios gyvosios laboratorijos principų Lietuvoje, bet švietimo srityje šitoje darbo grupėje yra kol kas viena darbo grupė. Tai kaip ir minėjau, mes prisijungdami kaip EduTech Steam laboratorija į tarptautinę šią organizaciją norime suburti mokytojus ir mokytojus, tyrėjus, technologijų kūrėjus, kad jie išbandytų ir tobulintų tas naujas edukacinės priemonės realiose aplinkose, realiose ugdymo aplinkose, darželiuose, mokyklose, pradinėse mokyklose, švietimo įvairiuose centruose, edukacijos įvairiuose centruose. Orientacija, mūsų tyrimų kryptis yra projektais grįstas Steam ugdymasis visose ugdymo lygmenyse ir įvairios skaitmeninės technologijos, įvairios, bet grįstos dirbtinio intelektu ir dirbtinio intelekto naudojimas ugdymo kokybės užtikrinimui ir gerinimui. Tai siekdami atliepti mūsų viziją, mūsų jaunos laboratorijos tikslą, matome, kad mūsų laboratorijos pagrindinės funkcijos ir veiklos kryptis tai ir būtų organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, apie tyrimus, kuriuos mes jau esame atlikę ir kuriuos atliekame dabar, pristatys mano kolegė Julija. Be abejo, rengti atliktų mokslinių tyrimų pagrindų ir visą reikiamą metodinę informaciją mokykloms, ugdymo įstaigoms, ugdymo srities specialistams, socialiniams partneriams, kad jie savo veiklas galėtų organizuoti taip, kad būtent edukacinės technologijos ateinančios į ugdymą atneštų naudą, o ne žalą. Tai šitoje vietoje savo pirmąją dalį, kaip ir minėjau, pristatymo baigiu. Perduodu žodį kolegijai Julijai ir noriu priminti, kad trečioje dalyje bus praktinė dalis, kur kviesime ir jūs užduoti klausimus. Labadiena, gerbiami kolegos, sveikinuosi ir aš tomis, dėkoju Gražinai už įvadą į mūsų pristatymą ir taip pat aš pasidalinsiu taip pat savo skaidrėmis. Tai mano
mano pristatymo dalies tikslas yra atsakyti į klausimą, kaip dirbtinio intelekto grįstos edukacinės technologijos keičia švietimo ir ugdymo praktiką. Na, iš tikrųjų, kalbėdama norėčiau paliesti ir, na, turbūt padiskutuoti tokiais klausimais kartu su jumis ir taip pat skatinu jūs užduoti galbūt jums kilusius klausimus arba tiesiog pasidalinti savo mintimis. Mačiau, kad Daiva sukūrė mums jau tą galimybę pokalbio lange, bet kiek vėliau ir mes pasidalinsime interaktyvę prieigą. Tai tikrai būtų labai įdomu gauti ir jūsų grįžtamą ryšį. Taigi norėčiau paliesti štai tokius dalykus. Tai visų pirma, kaip mes mūsų laboratorijoje suprantame edukacinės technologijas, kokia jų įvairovė disponuojame, ką galime pasiūlyti tiek ugdymo, švietimo įstaigoms, tiek moksliniai bendruomeniai, žiūrint būtent į mokslinių tyrimų galimybės, kokiomis mokslinių tyrimų įžvalgomis, nuostatomis ir galbūt netgi vertybėmis vadovaujamės mes, vykdydami mūsų tyrimus. Ką jau atskleidžia mūsų vykdomi mokslinių tyrimų projektai, tai yra kokius faktus jau galime šiandien pateikti tiek moksliniai, tiek švietimo bendruomeniai. Na ir kokia ta ateities vizija, tai yra kokią ateitį matome, kur link einame ir turbūt, na, tai irgi labai svarbus klausimas, kurį norėtume iškelti šiandien mūsų susitikimo metu, ar galbūt netgi ieškoti, kaip ir minėjau, mūsų veikla grįsta bendrakūra, bendradarbiavimu, tai ieškoti galimų partnerysčių ateityje. Taigi, pirmuoju aspektu tai yra būtent edukacinės technologijos, jų samprata ir kokiu tų supratimu vadovaujamės mes mūsų tyrimuose. Tai į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų skaitmeninių technologijų įvairovė yra didžiulė, bet ką mes akcentuojame ir kokios būtent pozicijos laikomės, kad ne vien tik skaitmeniniai sprendimai yra svarbus, bet svarbu yra būtent užtikrinti tą dermę su edukologijos teorija, tai yra pagrindą didaktinį, pedagoginį suteikti bet kuriam skaitmeniniam sprendimui, kad jo vertė iš tikrųjų atsiskleistų ir kad jis tikrai būtų, tarnautų tam, kad, reiškia, gerintų mokymą ir mokymąsi. Mūsų laboratorijoje turime gan platų įvairių technologijų spektrą ir jį nuolat atnaujiname ir dedame pastangas, kad iš tikrųjų patys pažangiausi sprendimai atsirastų mūsų laboratorijoje. Tai šiuo metu disponuojame įvairią žaidiminę įrangą, tai yra įvairios programėlės skirtos ne vien tik iš tikrųjų pradiniam ugdymui, bet ir tikriausiai apima visą bendro ugdymo tęstinumą. Turime interaktyvias lentas, be abejo planšetinius kompiuterius, kurie vėlgi savyje turi tam tikrą paketą įvairios programinės įrangos. Turime tam tikras pažangias mokymosi platformas, apie tai irgi pakalbėsime kiek vėliau. Kadangi paliečiame ir STEAM kryptį, tai nemažai turime priemonių būtent STEAM, reiškia, krypčiai tobulinti. Turime virtualios, papildytos realybės galimybės. Taigi visi šitie įrankiai, platformos, sprendimai yra testuojami, pilotuojami ugdymo įstaigose. Na ir vėlgi sakome, kad mūsų moksliniai tyrimai užtikrina būtent šitų įrankių sprendimų pedagoginę vertę. Na ir kaip ir minėjome, kad siekiame bendradarbiavimo su EdTech sektoriumi, tai yra su EdTech kūrėjais, tai yra tais atstovais, kurie tikrai, galbūt ieško galimybių, kaip priartinti savo produktą, savo sprendimą prie, tarkime, švietimo rinkos ar ne, arba pagrįsti jį tam tikrais pedagoginiais principais. Tai šitoj vietoje mes taip pat ieškome bendradarbiavimo. Na ir viena iš tokių svarbių minčių, kurie mes nuolat pabrėžiame, kad edukacinės technologijos savaime yra tik įrankiai. Na, o tikrasis pokytis švietimo ir ugdymo praktikoje prasideda tik tada, kai mokytojas prasmingai ir veiksmingai juos panaudoja tam, kad mokiniai geriau mokytųsi. Na, tai turbūt yra ir vienas iš mūsų pagrindinių veiklos principų.
Žinoma, kad save pozicionuojame kaip mokslinė laboratorija, bet tam, kad ir toliau teisinga kryptimi plėtoti mūsų tyrimus, svarbu yra atsiremti į pasaulinį jau sukauptą bagažą žinių apie tai, kiek yra svarbios edukacinės technologijos, kodėl jos yra naudingos švietimo ir ugdymui, nes čia šitoj vietoje kyla nemažai visokių diskusijų. Tai mes vadovaujamės būtent tokiais principais, kad visų pirma, moksliniai tyrimai pabrėžia teigiamą edukacinių technologijų poveikį besimokančiųjų pasiekimams. Ir tokių tyrimų yra ir pradinio, ir bendrojo ugdymo, ir aukštojo mokslo kontekstuose. Taip pat mes vadovaujamės principu, kad edukacinių technologijų sprendimai turėtų būti orientuoti į kompetencijomis grįstą požiūrį į ugdymą, tai yra jie turėtų prisidėti būtent prie kompetencijų reikalingų ugdymo. Edukacinių technologijų sprendimai turi turėti, vėlgi, kaip ir minėjau, didaktinį, pedagoginį pagrindą ir šiuo atveju būtent principas, kad jie skatina giluminį mokymąsi, tai yra užtikrina tam tikras sąsajas su besimokančių interesais, skatina mokymosi autonomiją, atsakomybę už mokymąsi, bendradarbiavimą, refleksiją ir kitus svarbius dalykus, tai būtent, taip mes suprantame edukacinių technologijų kuriamą vertę. Na ir taip pat laikomės nuostatos, kad edukacinės technologijos prisideda prie besimokančių ir minkštųjų gebėjimų ugdymo, minkštieji gebėjimai, soft skills, jie kartais skirtingai vadinami, bet svarbu yra žinoti, kad tai yra tie gebėjimai, kurie tikrai šiandien turėtų būti integruojami į bet kurį dalyką ir turėtų, tampa iš tikrųjų, gal netgi sakyčiau, prioritetų, tai yra ir kritinis mąstymas, ir gebėjimas lyderiauti, ir gebėjimas bendrauti, ir kiti gebėjimai, tai edukacinės technologijos tikrai prisideda ir prie šių gebėjimų ugdymo. Žinoma, mokslinėje diskusijoje galima įžvelgti tiek mokslinėje, tiek įvairiose strateginiuose dokumentuose, Europos mastu, pasauliniu mastu, galima įžvelgti tiek privalumus, tiek iššūkius ir mes kaip mokslininkai be abejo turime žinoti ir vėlgi iš savo veikloje taip pat vadovautis, galbūt ir atkreipti dėmesį į šitos dalykus. Tai trumpai rezimuojant, vėlgi, kas yra svarbu, kad edukacinės technologijos, jos gali padėti mokytojams pritaikyti mokymosi turinį prie besimokančių gebėjimų, mokymosi tempo ir poreikių. Šitas, sakyčiau, privalumas yra labai svarbus, vėlgi, ir mūsų tyrimuose, kiek vėliau irgi paaiškinsime, kodėl ir kaip mes šitą principą integruojame į savo mokslinius tyrimus. Edukacinės technologijos taip pat yra vertingos, kalbant apie grįžtamąjį ryšį, apie vertinimo procesus, apie tai, kaip integruoti tiek tą suminį ar nevertinimą, diagnostinį vertinimą ir atkreipti dėmesį į šiandien labai svarbu formuojamą įvertinimą, kaip suderinti visus šituos būdus ar ne tam, kad iš tikrųjų tai, vėlgi turėtų poveikį tiek mokinių mokymosi kokybei, tiek mokytojo, aišku, palengvintų mokytojo darbą. Ir šitie dalykai taip pat moksliniai tyrimai pagrindžia, kad yra susiję tiek su mokymosi motyvacija, tiek su mokinių pasiekimais. Edukacinės technologijos taip pat turi potencialą skatinti bendradarbiavimą, mokinių socialinius įgūdžius ir šitas dalykas taip pat, šitas principas yra svarbus ir mūsų tyrimuose visą laiką atkreipiame dėmesį taip pat būtent į šitą dalyką. Na ir, aišku, kalbame apie edukacinių technologijų potencialą, vėlgi kalbėdami apie tą mūsų besikeičiantį pasaulį, apie nuolatinį poreikį naujiems įgūdžiams, naujoms kompetencijomis ir apie tai, kaip mes galime ir turime parengti tą besimokantį šiandienos visuomenį, jos iššūkiams ir, aišku, darbo rinkos reikalavimus. Ir šitoj vietoj taip pat mes įžvelgiame būtent edukacinių technologijų potencialą.
Kartu vėlgi tenka apgalvoti ir savo moksliniuose tyrimuose taip pat atkreipti dėmesį į tam tikrus jau įvardintus tiek moksliniame, tiek politiniame kontekste iššūkius, kurie vėlgi aiškiai ištransliuojami tiek strateginiuose dokumentuose, tiek mokslinių tyrimų ataskaitose. Tai ir iš vienos pusės būtent skaitmeninio atotrukio ir galbūt netgi tam tikros skaitmeninės nelygybės pavojus dėl vėlgi mums gerai žinomų dalykų, tai yra didelių kaštų reikalingų įsigyjant tas skaitmeninės technologijas ir galbūt dar negebėjimo užtikrinti, kad visi šitie sprendimai būtų prieinami visiems mokiniams be išimties. Tai taip pat ir tie psichologiniai dalykai, apie kuriuos taip pat garsiai kalba šiandien suinteresuotos grupės, kad edukacinės technologijos gali neigiamai veikti besimokančiųjų tiek dėmesio, tiek susikaupimo, tiek galbūt ir mokymosi motyvacijos aspektus. Vėlgi priklausomybė nuo edukacinių technologijų gali kartais peržengti būtent jų kūriamos vertės ribas ir vėlgi, turbūt prisidėti prie neigiamų reiškinių formavimuose. Įvairių formų sukčiavimas, kai mes keliame klausimus dėl vėlgi ir duomenų saugumo, ir etinio naudojimo skaitmeninių technologijų, konfidencialumo, privatumo ir kitų svarbių dalykų. Ir taip pat, kad vėlgi ta mūsų jau iš pat pradžių akcentuota nuostata, kad bet kokia edukacinė technologija, bet kuris sprendimas turi būti labai aiškiai ir labai aiškiai pagristas būtent didaktinė, pedagoginė prasme, nes vėlgi iššūkis yra susijęs su tuo, kad sprendimai naudojami be didaktinio pagrindo tikrai yra rizikos grupėje. Tai tam, kad pedagogiškai, didaktiškai tikslingai naudoti edukacinės technologijas, mūsų manymu yra labai svarbu turėti aišku pedagoginį tikslą, tai yra žinoti, kaip ir kokiu tikslu yra naudojama technologija. Yra labai svarbu užtikrinti atitinkamas šiuo atveju mokytojų, bet ir kitų suinteresuotų grupių kompetencijas, ar tikrai suprantama yra įrankio teikiamos galimybės, naudojimo ribos ir panašiai. Be abejo, etikos, duomenų saugos klausimai, užtikrinti tinkamą infrastruktūrą, tai turbūt turėtų būti toks bazinis žingsnis. Ir aišku, nuolat reflektuoti, kalbėti apie tai, kiek iš tikrųjų ir kokią vertę kūrė sprendimai, o galbūt netgi priešingai kelia tam tikrą įtampą. Tik šitų komponentų sinergija leidžia užtikrinti iš tikrųjų, kad edukacinės technologijos prisidėtų prie mokymo ir mokymosi kokybės. Kitas žingsnis ir kitas probleminis klausimas, apie kurį norėčiau kalbėti ir jis suponuoja mūsų pranešimo tema, tai yra būtent dirbtinio intelekto grįstų technologijų galimybės ir iššūkiai. Ir žinoma, kalbėdama apie edukacinės technologijas, tikriausiai turiu pasakyti, kad šiandien beveik visos jos savyje turi tą dirbtinio intelekto technologiją, ar ne? Tai yra, kad dirbtinis intelektas šiandien yra integruojamas ir į tas pačias programėlės, į įvairius įrankius, į platformas. Ir mes matome, kad viešoji diskusijoje kyla labai daug įvairių pagristų klausimų ir turbūt šiandien dirbtinio intelekto naudojimą švietime ir ugdyme galime tikrai įsivaizduoti kaip ledkalnį, kurį matote dabar skaidrėje. Atrodo ta viršūnė, taip, jo teikiama nauda ir tie privalumai, kuriais mes galime pasinaudoti, tai yra greita informacijos paieška, prieinami šaltiniai, tam tikros santraukos, generatyvinis dirbtinis intelektas. Bet taip, tai žinoma, su tuo mes ir sutinkame, bet ta kita dalis, kurios tik dar šiandien galbūt nematome labai aiškiai, bet kuri kaip tik savyje ir neša pagrindinį pavojų, tai yra būtent tie klausimai, kurie ir kilo visuomeniai, ar ne, tai yra ir atsakomybės klausimai, ir tam tikros su privatumu susijusios baimės, ir
šališkumo klausimai, kalbant apie dirbtinio intelekto, reiškia tą formuojamą informaciją, supratimo galbūt trūkumas, žinoma, ir kalbant ir apie kompetencijas, kaip teisingai naudoti šiomis technologijomis, vėlgi žmogiškojo ryšio trūkumas ir kiti dalykai, kurie nebejotinai yra svarbus ir manau, kad ir jums taip pat atliepia, ar ne, ir galbūt ir jūs pasidalinsite savo nuomonę būtent šituo klausimu. Mes mūsų laboratorijos veikloje, žinome, stengiamės vadovautis pačiais šiuolaikiškiausiais apibrėžimais, supratimu, kaip yra suprantamas dirbtinis intelektas, kaip yra suprantamos būtent dirbtinio intelekto grįstos edukacinės technologijos. Šioje skaidrėje aš pateikiau mums aktualius apibrėžimus, kuriuos mes imame būtent iš strateginių dokumentų. Ir be abejo, kad tie šiuolaikiniai apibrėžimai, jie kaip tik formuluoja turbūt esminius tokius teigiamus akcentus, tai yra kokią tą vertę gali kurti dirbtinis intelektas ir dirbtinio intelekto grįstos edukacinės technologijos. Kalbama būtent apie galimybę individualizuoti ir personalizuoti mokymosi patirtį, iš dalies perimti vertinimo ir grįžtamojo ryšio funkcijas, tai technologijos yra pajėgios tai daryti automatiniu būdu ir labai greitai ir iš tikrųjų šitoje vietoje palengvina mokytojams darbą, analizuojant mokinių pažangą, stebint jų pasiekimus, stebint apskritai jų mokymosi procesą. Na ir netgi organizacijos mastu, kalbant apie būtent visos mokyklos valdymo procesus, tai ir tvarkaraščių kūrimą, ir vėlgi duomenų rinkimą ir kitus dalykus, tai šitoje vietoje taip pat jau yra įveiklintas dirbtinis intelektas. Na ir kadangi švietimo ir ugdymo institucijose vis daugiau duomenų, atsiranda vis daugiau skaitmeninių duomenų, jau šiandien kalbame apie tos didžiuosius duomenis, tai tikrai šitos technologijos dirbtinio intelekto grįstos, jos yra pajėgios interpretuoti šitos duomenis ir šitoje vietoje tikrai jos teikia labai, potencialiai gali teikti labai didelę pagalbą švietimo įstaigoms. Taip pat, aišku, mes kalbame apie tai, kokie yra dirbtinio intelekto grįstų edukacinių technologijų privalumai ir vėlgi kalbame pagrįstai, analizuodami įvairius tyrimus, analizuodami įvairius tiek ir dokumentus, ir tyrimo ataskaitas. Kaip ir minėjau, tai yra ir personalizuoto mokymosi galimybės, vertinimo, kaip ir sakiau, automatinio galimybės, tie administraciniai žingsniai, kuriuos taip pat perima iš dalies technologijos. Tai yra virtuali pagalba besimokančiajam, kurią reiškia vykdo tam tikri mokymosi agentai ir kai kurios šalys tikrai labai eina šituo keliu, kurdami būtent tos mokymosi pagalbininkus, virtualiuosius asistentus, robotus, kurie kaip tik ir eina kartu su besimokančiuoju tam tikroje virtualioje mokymosi aplinkoje, suteikia tam tikrą pagalbą, atsako į tam tikrus klausimus. Tai va šitie dalykai tikrai įvairių šalių švietimo politikoje yra labai, labai palaikomi. Tai šalia šitų dalykų vėlgi kyla, kaip ir minėjau, tie patys iššūkiai, kurie yra susiję tiek su skaidrumo, su objektyvumo, galbūt stoka, tiek su duomenų privatumu, galbūt per dideliu pasitikėjimu dirbtinio intelekto generuojama informacija, vėlgi kyla ir etikos klausimai, žodžiu, šitie visi dalykai, jie taip pat kelia ir nerimą viena vertus, bet kita vertus vėlgi provokuoja mokslinių tyrimų poreikį. Ir grįžtant būtent prie mūsų mokslinių tyrimų ir mūsų laboratorijos iš dalies vaidmens šitoj srity, tai ką mes pastebime, kad dirbtinio intelekto grįstų edukacinių technologijų integracija į švietimo į ugdymą vyksta daug sparčiau nei pačios švietimo sistemos adaptacija, nei tie patys moksliniai tyrimai spėja, kaip sakant, pateikti kažkokias rekomendacijas ar ne. Technologijos tikrai aplenkė šitas mūsų pastangas.
Ir tikrai, ką pastebėme, kad tikrai šiandien vyksta didžiulis, kaip čia vėlgi tokia kaita paradigmų galbūt arba pokytis, kad jau šiandien mes kalbame ne apie naudojimą skaitmeninių technologijų ir edukacinių technologijų ir dirbtinio intelekto, bet jau turėtumėm pradėti kalbėti apie kritinį šitų technologijų vertinimą, apie gebėjimą jas analizuoti, tai yra jų siūlomą informaciją, jų siūlomus sprendimus. Ir turbūt į pirmąją vietą turėtumėm tikrai pastatyti tokias savokas kaip kūryba, kūrybiškumas, kurios tikrai yra būtent mūsų žmonių ar ne stipriosios pusės, lyginant su būtent su technologijomis. Na ir aišku, kad mūsų laboratorija, gyvoji laboratorija, tai yra ta terpė, ta vieta, kur mes galime testuoti dirbtinio intelekto grįstas edukacinės technologijas, priartinant jas prie realaus konteksto arba netgi pačiame realiame kontekste ir tokiu būdu siekiame mažinti būtent tas rizikas, kurias aš aptariau prieš tai. Ir kas yra dar svarbu, tai yra mūsų orientacija ne tik į pasiekimus, bet ir į kitus svarbius procesus, tai yra įtraukties skatinimą, užtikrinimą, į personalizuotą mokymąsi ir kitus svarbius dalykus. Na ir trumpai pristatysiu mūsų jau turimą įdirbį, tai yra mūsų įvykdytų, įgyvendintų ir šiuo metu vykdomų projektų rezultatus, ką atskleidžia mūsų projektai, ką šiandien mes jau siūlome švietimo bendruomenė ir kokiamis įžvalgomis galime pasidalinti. Nors mūsų laboratorija oficialiai įsteigta tik tais prieš 2 metus, bet būtent moksliniai tyrimai edukacinių technologijų srityje pradėti 2019 metais ir mes kryptingai ėjome tuo keliu, kad, iš tikrųjų, padėti tą žingsnį ar ne ir būtent strategiškai atlikti tam tikrus dalykus, kad jau šiandien galėtumėm kalbėti ir pristatinėti mūsų rezultatus būtent kaip jau laboratorija ir gyvoji laboratorija. Tai kaip ir minėjau, tai 19 metais mes pradėjome jau žengti tam tikrus žingsnius, o 21 buvo įgyvendintas mūsų pirmasis mokslinis projektas, kuris, kaip sakant, jau leido mums tvirtai žengti ar ne šitą kryptimį. Tai buvo projektas Dirbtinis intelektas mokyklose, mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai, modernizuojant bendrąjį ugdymo Lietuvoje. Ir technologija, kurią mes testavome to projekto metu, buvo būtent mokymosi analitika. 2021 metai, po pandeminis laikotarpis, aišku, visi, kaip sakant, po technologinio šoko jau turėjome puikų supratimą apie tai, ką reiškia mokymasis elektroninio mokymosi aplinkose, bet visgi tie nauji sprendimai, naujos technologijos, viena iš jų mokymosi analitika, dar tai buvo gana didelė naujovė. Tai mūsų projekto metu iš tikrųjų vadovavomės štai tokio apibrėžimo, kad mokymosi analitika tai duomenų apie mokinius ir jų mokymosi konteksto rinkimas, analizė ir ataskaitų teikimas, siekiant suprasti ir optimizuoti mokymosi ir aplinką, kurioje jis vyksta. Tai projekto metu analizavome mokymosi analitikos šitos technologijos funkcijas, galimybės ir jūs matote jas skaidrėje. Ir kalba jau būtent apie dirbtinio intelekto grįstą mokymosi analitiką, tai yra ne vien apie duomenų rinkimą, bet kai būtent dirbtinis intelektas duomenų analizės pagrindu yra pajėgus teikti tam tikras prognozes ir galbūt būtent šitoj skaidrėje jūs matote įvairias mokymosi analitikos galimybės, tai yra nuo tos aprašomosios funkcijos eiti kryptingai iki netgi tam tikrų nurodymų. Tai dirbtinis intelektas, kuris duomenų pagrindų leidžia atsakyti į klausimus, kas vyksta šiuo metu klasėje, diagnostinė analitika, kodėl taip vyksta, tai yra, kodėl vienam ar kitam mokiniui sekasi galbūt geriau, galbūt prasčiau. Atitinkamai išvados ir mokytojų, tai yra, ką reikia keisti mokymosi procese. Jeigu
niekas nepasikeis, kas tuomet įvyks, jeigu mokytojas kryptingai nepakeis savo mokymo veiksmų, jeigu nesuteiks galbūt daugiau pagalbos arba dėmesio tam tikram konkrečiam mokiniui. Tai ta nuspėjamoji analitika atsako į klausimą, kas įvyks. Ir būtent, kaip ir minėjau, dirbtinis intelektas šitoj vietoj yra tas didelis pagalbininkas. Na ir mokymosi analitika netgi yra pajėgi užbėgti įvykiams už akių ir atsakymą duoti į klausimą, kaip mes galime valdyti tai, kas įvyks. Tai yra, kokie duomenys ir ką mums rodo ir kaip, reiškia, kaip tų duomenų pagrindų, kokius pedagogiškai veiksmingus sprendimus mes galime priimti, siekdami numatyti iš tikrųjų tam tikrus įvykius. Tai štai toks supratimas mokymosi analitikos ir mes, aišku, mūsų projektas ir mūsų tyrimas leido mums išgryninti dar kelis svarbius dalykus, tai yra kaip yra renkami duomenys, kas su jais turi būti daroma, kaip jie turi tarnauti pedagoginiams sprendimams, siekiant būtent duomenimis grįstų sprendimų, kaip tos įžvalgos turi padėti mokytojams, kokių reikia kompetencijų mokytojams. Na ir būtent šitie dalykai, tai yra šitos mokslinės įžvalgos leido mums atsirinkti pažangiausias technologijas, tai yra mokymosi platformas, elektroninio mokymosi platformas su būtent dirbtinio intelekto grįsta mokymosi analitika. Tuo metu tai buvo iš tikrųjų buvo gan nedidelis skaičius tokių pažangių technologijų Lietuvos švietimo rinkoje. Mes išanalizavome visas prieinamas technologijas ir tai jūs galite matyti ir mūsų ataskaitose ir atsirinkome, dabar jeigu teisingai pamenu, 5 sprendimus, kurie savyje integravo tą mokymosi analitiką, bet jau tokiam gilesniam tyrimui pasirinkome būtent 2 mokymosi platformas, pažangias aplinkas, kurias pasiūlėme būtent išbandyti mūsų Lietuvos mokykloms, mokytojams. Tai viena iš jų buvo EduTem Playground platforma, skirta matematikos mokymuisi, ir kita platforma LearnLab, skirta visiems kitiems dalykams, galbūt mažiau matematikai, bet labiau orientuota į, tarkime, kitus dalykus, bet ir tos mokymosi analitikos iš tikrųjų pagrindas šitose platformose irgi buvo skirtingas, todėl mes pasirinkome jas būtent kaip alternatyvas viena kitai ir pasiūlėme būtent mokytojams palyginti šituos principus, palyginti prieigas, galbūt palyginti tai, kaip veikia mokymosi analitika, kokius duomenys pajėgia šitos platformos rinkti ir kaip dirbtinis intelektas kokias išvadas generuoja. Tai štai šitas platformas išbandė 11 Lietuvos mokyklų ir iš jų, atrodo, mes turėjome daugiau kaip 40 mokytojų, mūsų projekto dalyvių, kurie kartu su mumis testavo šitos sprendimus, kartu su mumis kūrė, vėlgi rekomendacijas, patarimus švietimo bendruomeniai, kaip naudoti šitą technologiją pedagogiškai prasmingai, kūrė didaktinius principus, kūrė pedagoginius žingsnius, metodus, rekomendacijas, kaip iš tikrųjų pedagoginėje praktikoje galima naudoti mokymosi analitikos teikiamą naudą. Kaip ir minėjau, visą informaciją ir visus mūsų produktus ir sukurtą produkciją, ir rekomendacijas, ir ataskaitas galite pasiekti mūsų projekto tinklapyje. Jūs matote nuorodą į tinklapį šitoje skaidrėje, mes pasidalinsime vėliau šitą visą informaciją. Tai tikrai, jeigu įžvalgos jums būtų aktualios, tai kviečiame susipažinti. Na ir tikrai mes nesustojame šitoj vietoje, projektas leido mums įprasminti mūsų veiklas, mūsų tyrimo rezultatus ir iš jo išsivystė nemažai kitų krypčių, kurios padėjo toliau sistemingai analizuoti dirbtinio intelekto grįstas edukacinės technologijas. Tai kitas tyrimas, kuris logiškai pratęsia
pratęsė būtent mūsų projektinės veiklas. Tai buvo tyrimas apie mokymosi analitiką, mokymosi analitikos prieinamumą, kaip technologijos prieinamumą Lietuvos mokyklose. Ir čia buvo podoktorantūros tyrimas, kuomet buvo atliktas, šitas tyrimas buvo atliktas būtent na, mokslinėje literatūroje egzistuojančios technologijos priėmimo prieigos ar modelio pagrindu. Na, iš tikrųjų šitas modelis kalba apie tai, kad bet kuris technologijos vartotojas, mūsų atveju tai mokytojas, visų pirma vertina subjektyviai, vertina technologijos vaidmenį, galvoja apie tai, koks gali būti šitos technologijos rezultatas jo veikloje, galvoja apie tai, ar jam arba jai asmeniškai bus lengva ar sudėtinga išmokti ir naudoti šitą technologiją. Ir atitinkamai iš šitų dviejų sudedamųjų formuojasi tam tikras požiūris į technologiją. Ar aš noriu, ar aš nenoriu šitos technologijos, ar aš matau tam tikrą savo potencialą, ar aš atsisakau dirbti su šitą technologiją, ar aš nenoriu eiti tuo keliu, nematau prasmės ir panašiai. Ir būtent šitie dalykai apsprendžia, tai yra sąlygoja veiklą, tai yra veiklos pokytį, ar vartotojas, tai yra mokytojas, nusprendžia naudoti tam tikrą sprendimą arba jo nesinaudoti. Tai toks tarsi išėjimas iš komforto zonos. Arba aš einu tuo keliu ir atitinkamai, jeigu aš matau tikslą, tai pateisina ir mano pastangas ir galbūt laiko sąnaudos, arba aš to tikslo nematau, aš nenoriu ir atitinkamai aš tos technologijos nenaudosiu. Tai vėlgi šito tyrimo rezultatai yra paskelbti publikacijoje ir jūs matote skaidrėje. Na, o atliktas tyrimas leido suformuluoti, jame taip pat dalyvavo nemažai mūsų Lietuvos mokyklų mokytojų, kurie atsakė į klausimyną ir būtent remiantis tų technologijų priėmimo modelių ir leido suformuoti Lietuvos mokyklų mokytojų požiūrį į mokymosi analitiką kaip technologiją, tai yra kokius privalumus mato mokytojai ir iš esmės šitas požiūris tikrai buvo teigiamas, tai leidžia manyti, kad Lietuvos mokyklų mokytojai naudotų šitą technologiją arba jau ją naudojasi ir naudoja, arba ateityje matytų jos poreikį ir šitie teiginiai išvardinti skaidrėje būtent atsako į klausimą, kokią tą vertę ir kokią tą naudą įžvelgia Lietuvos mokyklų mokytojai, kalbėdami būtent apie mokymosi analitiką. Tačiau vėlgi norint sėkmingai naudotis mokymosi analitikos privalumais, dirbtinio intelekto grįstos mokymosi analitikos privalumais, mokytojams reikia vėlgi tam tikrų patarimų, rekomendacijų, kaip tai daryti ir atitinkamai kitas tyrimas, jau čia disertacinio lygmens tyrimas, kuris taip pat išaugo būtent iš DIMA projekto veiklų, tai yra mokymosi analitika besimokančiųjų stebėsenai elektroninio mokymosi aplinkose, tai yra kaip mokytojas gali kryptingai panaudoti mokymosi analitikos duomenis mokinių stebėsenai. Šiuo atveju mes fokusuojamės į bendrojo ugdymo mokyklas, į tas mokyklas, kur mokytojai naudoja vėlgi edukacinės technologijas, įvairias platformas, kurios yra pajėgios kaupti duomenis ir turi savyje mokymosi analitiką ir disertacinio tyrimo tikslas yra sukurti tą prototipą, tai yra patarimą mokytojams, kaip ir kokius duomenis naudoti įvairiose mokymosi proceso etapuose, vykdant besimokančiųjų stebėseną ir įgyvendinant veiksmingą mokymą. Tai štai toks tyrimas ir dar vienas disertacinis tyrimas, kuris taip pat papildo mūsų vykdomų tyrimo tą kontekstą ir išplečia jį, tai yra tyrimas apie mokytojų duomenų raštingumą, kuris taip pat natūraliai išsikristalizavo būtent iš vykdomų projektų, kai mes supratome poreikį mokytojams įgyti naujų kompetencijų. Jeigu mes kalbame apie mokymosi analitiką, tai atitinkamai mokytojai turi turėti kompetencijų darbo su duomenimis ir šita kompetencija kaip tik ir mokslinėme diskurse yra vadinama duomenų raštingumu. Tai yra ta kompetencija, kuri leidžia mokytojui
nusistatyti tikslą, surinkti duomenis, tuos duomenis išanalizuoti arba pasinaudoti mokymosi analitikos pateiktomis ataskaitomis ar analizės galimybėmis, duomenis vėlgi interpretuoti ir priimti teisingus pedagoginius sprendimus ir visą tai paverčiant pedagoginio tyrimo arba tas taip vadinamas anglų kalba pedagogical inquiry ciklu. Tai yra nuolat rinkti duomenis ir būtent duomenis tampa pagrindu pedagogiškai prasmingiems sprendimams. Na ir projektas, kuris šiuo metu yra vykdomas, jį paskatino būtent pažangių mokymosi platformų, elektroninių mokymosi platformų tyrimai ir būtent probleminis klausimas, kaip galima šiuolaikinius mokymosi metodus suderinti arba integruoti būtent suderinti su edukacinių technologijų galimybėmis ir galbūt jos netgi integruoti ar ne kartu, kad reiškia mokytojas galėtų prasmingai ir veiksmingai taikyti šiuolaikinius metodus, pasitelkdamas technologijų pagalbą ir, aišku, čia mes kalbame vėlgi apie tas pažangiausias technologijas, tai yra mokymosi platformos, kurios savyje turi ir dirbtinio intelekto, ir mokymosi analitikos galimybės. Tai projektas skirtas būtent projektais grįsto mokymosi integravimui į elektroninio mokymosi platformas. Tai šito projekto metu mes jau dėmesį sukoncentravome būtent į elektroninio mokymosi platformų galimybės ir jų kūriamą vertę. Analizavome įvairias platformas, kurios vėlgi šiandien jau čia 2025 metai, kurios yra prieinamos vėlgi Lietuvos švietimo rinkai. Analizavome remiantis tiek kitų mokslinių tyrimų įžvalgų pagrindų, tiek patys sudarydami tam tikrą instrumentą platformą vertinimui ir tai leido mums visų pirma apibriežti, ką mes suprantame, sakydami elektroninio mokymosi platformą, o jau šiandien mes galime kalbėti apie holistinės, išsames, daugiakomponentės skaitmeninės ekosistemas. Tai yra jau ne vien tik kažkoks tai skaitmeninis įrankis arba priemonė, bet tai jau yra išsami skaitmeninė ekosistema, kuri savyje jungia ir ugdymo turinį, ir suteikia bendradarbiavimo, komunikacijos galimybės, taip pat vertinimo, refleksijos, analitikos ir kitas funkcijas. Tai grįžtu prie savo pranešimo pradžios, kur aš kalbėjau būtent apie tos svarbius principus, tai būtent šitos technologijos ir leidžia kalbėti apie tos privalumus, užtikrinti tuos geruosius dalykus ir sumažinti, o kartais net galbūt ir eliminuoti apskritai potencialias rizikas. Na ir taip pat, kaip mes suprantame, tą projektais grįstą mokymąsi, elektroninio mokymosi platformose, tai tyrinėjimų, bendradarbiavimų, refleksija grįstas mokymosi procesas, kuris vyksta skaitmeninėje aplinkoje, o technologijos tarnauja kaip pagalbiniai įrankiai, ne tik kaip pagalbiniai įrankiai, bet tiesiog jie savaime yra esminė mokymosi ekosistemos dalis. Tai jūs matote skaidriai mūsų sukurtą modelį, kuris savyje apima ir projektais grįsto mokymosi vertybinį pagrindą ir teorinį pagrindą. Taip pat jis atsiremia į mokymosi dizaino, mokymosi projektavimo, angliškai instructional design principus, tai yra kaip mokytojas holistiškai nuo pat pradžių iki pat pabaigos suplanuoja mokymosi procesą, pasiruošdamas tinkamai jį, organizuodamas, jam tinkamai vadovauja, įgyvendina ir užtikrina jo kokybę. Taip pat modelis apima projektais grįsto mokymosi etapus, tai yra problemos iškėlimas, idėjos generavimas ir kiti dalykai. Tai visi šitie dalykai telpa į modelį ir jie yra nuosekliai aprašyti, bet kas yra svarbiausia, kad prisideda tas būtent skaitmeninių edukacinių technologijų aspektas. Mes išanalizavome, kaip minėjau, šiandien prieinamus sprendimus, prieinamas platformas, iš jų atsirinkome mūsų manymų geriausius sprendimus, kurios vėlgi testavo mokytojai kartu su mumis, mokytojai ekspertai turintys patirties, testavo kartu su mumis, vertino ir
išbandė kaip būtent pagrindą projektais grįstam mokymuisi ir leido mums pateikti tam tikras rekomendacijas. Tai vėlgi šitie rezultatai, projektas dar tęsiasi, mes tikimės dar sukurti ir tam tikrus prototipus, tai yra mokytojams jau tam tikrus konkrečius pavyzdžius, kaip taikyti projektais grįstą mokymasi elektroninio mokymosi platformose. Tai visus šituos dalykus galima rasti mūsų projekto tinklapyje. Na ir jau einu į pabaigą savo pranešimo ir apibendrinant noriu pasakyti, kad vėlgi grįžtu prie mano kolegės gerbiamos Gražinos pagrindinės minties, kad mūsų tyrimai yra paremti bendrakūra ir bendradarbiavimu. Mes tikrai norėtumėm ir siekiame to bendradarbiavimo tarp visų suinteresuotų grupių, kalbame ir apie mokytojus, apie aukštųjų mokyklų dėstytojus, pedagoginių studijų studentus, būsimus mokytojus. Kviečiame bendradarbiauti tyrėjus, kuriems rūpi švietimo ugdymo srities tyrimai, žinoma, edukacinių technologijų atstovus, kūrėjus, kurie taip pat ieško ir nori padaryti savo sprendimus prasmingais ir kad jie tikrai tarnautų ugdymo kokybei. O apačioje mes taip pat išryškiname tos svarbiausius principus, tai mūsų dialogo grįsta kultūra, dėmesys ugdymo praktikai, nuolatinis bendradarbiavimas ir bendrakūra, tyrinėjimų grįstas žinių kūrimas, tarpdisciplininis požiūris į ugdymą, pokyčių ugdyme skatinimas ir panašiai. Ir mes kviečiame jūs taip pat į bendrakūros procesus, siūlome įvairius formatus, čia ir kompetencijų ugdymo programos, ir bandomieji projektai, ir mokymosi dizainas, moksliniai tyrimai, publikacijos, skaitmeninių sprendimų, išbandymai ir galbūt mokyklų kaip organizacijų tam tikros brandos, ar ne, tai yra jau kiek jos yra subrendusios tam tikrai technologijoje vertinimas. Partnerystė įvairiose projektuose, testavimas startuolių ir panašiai, žodžiu, visi šitie dalykai mums yra aktualūs ir kviečiame, jeigu tik, kaip sakant, jūs matote save irgi šitoje srityje, kviečiame bendradarbiauti. Ir dėkodama už dėmesį, baigiu savo prezentaciją, perduodu žodį kolegai docentai Gražinai, kuri jau padės mums praktiškai čia pat pamatyti, kaip veikia tam tikri sprendimai. Ačiū už dėmesį. Gerai. Taip, dabar pabandysiu, taip, noriu pasiteirauti, ar matote mano ekraną? Taip, puikiai. Taip, puikiai, ačiū jums. Tai dabar pereinu prie trečiosios dalies ir trečioje dalyje noriu pristatyti vieną iš pažangių mokymosi patyrimų grįstą platformą, kurią testuojame. Tai LearnLab platforma, apie ką aš ir dabar kalbėjau. Tai ką norėčiau paprašyti, ko noriu paprašyti jūsų, jeigu jūs savo paieškos langelyje ar kitame lange kompiuteryje, su kuriuo dabar dirbate, ar išmaniajame telefone suvestumėte learnlab.net, ar ne? Ir tada štai šioje vietoje, kuri parašyta, įveskite prisijungimo kodą, suvestumėte skaidrėje matomų 7 skaičius, kurie yra skaidrės apačioje, arba galite nuskaityti QR kodą, koks jums būdas yra patogesnis. Prisijungtumėte, nes savo pristatymo dalyje noriu parodyti, kaip veikia dirbtinio intelekto asistentas, tam reikia dalyvių prisijungimo prie paskaitos. Taip, tai ačiū jum, nes aš matau didėjantį dalyvių skaičių. Taip, tai labai jums ačiū, kad prisijungėte. Taip.
Taigi, LendLab skaitmeninė mokymosi platforma, tai yra mokymosi patirčių platforma. Kodėl pristatome šį įrankį šiandieną pasirinkome šitame susitikime? Todėl, kad šiuo momentu analizuodami, kiek dirbtinio intelekto technologijos gali padėti mokytojams kokybiškai vykdyti formuojamą įvertinimą, kokiu būdu dirbtinio intelekto technologija gali padėti įgyvendinti būtent tą vertinimą mokymuisi, šį principą, kokios tos mokymosi technologijos grįstos dirbtiniu intelektu gali padėti mokiniams aktyviau veikti ir savarankiškai veikti. Tai viena iš aplinkų, kurias dabar analizuojame, yra LendLab aplinka. Tai apie ją tada trumpai ir kiek jinai gali šioje srityje pasiūlyti galimybių įvairių tiek mokytojų, tiek universiteto dėstytojų, tiek besimokančiajam. Tai iš tiesų, kaip ir matote šitoje skaidrėje, trumpame savo kelių minučių pristatyme, ką siūlo universitetui ir mokyklai štai ši skaitmeninė platforma. Tai visų pirma, šioje platformoje visi sprendimai, technologiniai sprendimai yra pagristi progresyviąją pedagogiką, pažangiąją pedagogiką. Tai yra pedagogika, kuri yra orientuojama į transformuojančią mokymosi patirtį ir patirtį, kurią mokiniai dirbdami, naudodami LendLab skaitmeninius įrankius galėtų augti, augdami išmokyti mokytis įvairių kompetencijų. Tai šios platformos vystytojai ir tyrėjai skiria labai didelį dėmesį ne tik pedagoginiam pagrindimui, ne tik pagrįstiems didaktiniams sprendimams, koks įrankis ir kaip turėtų veikti, kaip turėtų būti renkami ir kokie duomenys apie mokinių mokymosi veiklą, kaip jie analizuoja, bet jie atsižvelgia ir į visus bendruosius duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Europos dirbtinio intelekto akto nuostatas, kad šis naudojamas produktas arba ši naudojama skaitmeninė priemonė būtų ir saugi, ir patikima. Tai LendLab mokymosi platformą galima pabandyti vizualizuoti į kelis tokius konceptualius piešinius, kurie paaiškina, kad pati platforma veikia taip, ir jūs matote Lerni, dirbtinio intelekto asistentą, kuris ateina į pagalbą visų pirma mokiniui, bet paskui ateina į pagalbą ir mokytojui. Tai yra padėti išlaikyti susidomėjimą mokymusi, padėti tyrinėti tą mokymosi medžiagą, padėti pagilinti turimas žinias, sudaryti galimybę kurti ir palaikyti ryšį, dialoginį ryšį ne tik mokytojo su mokiniu, bet kas ir labai svarbu, mokinio su mokiniais. Tai yra šitoje mokymosi patirčių platformoje mokiniai gali bendrauti ir bendradarbiauti, atlikdami mokymosi užduotis su savo bendraklasiais, su savo grupės draugais. Taigi šio koncepto įgyvendinimui mokymosi šitos platformos vystytojai, kaip ir minėjau, labai atidžiai stebi pokyčius, kurie ateina į švietimo lauką ir priimdami sprendimus, technologinius sprendimus, kaip turėtų veikti platforma, LendLab mokymosi platforma, jie atlieka daug tyrimų arba labai daug renka tos realios informacijos iš ugdymosi situacijų, kad į sprendimą atgultų tik tai, kas yra vertinga ir prasminga. Tai viena iš šių autorių kolektyvo išleistų knygų, tai yra mokymasis ir vertinimas dirbtinio intelekto eroje. Trumpą įžvalgą noriu jums ir pateikti, kad kalbėdami apie tai, kuo mokymosi platforma LendLab yra svarbi, kalbant apie formuojamą įvertinimą, apie vertinimą mokymuisi, apie mokymasi, kuris padeda ugdytis mokymosi kompetencijas ir
įgalina mokinį būtent mokymosi procesui, tai pačioje LearnLab platformoje jau yra sudėti įrankiai leidžiantis mokytojui planuoti vertinimo procesą, planuoti vertinimo procesą neapsiribojant tik žiniomis, dalyko žiniomis, bet žvelgiant plačiau, vertinant kompetencijas ir gebėjimus, padėtų pamatyti ne tik tai faktą, kokias žinias tam tikrų momentų mokinys turi, bet padėtų ir atsekti ugties momentą, ta prasme, kokie gebėjimai per tam tikrą laiką pasikeitė, kur mokinys paaugo, sužinojo ir geba atlikti daugiau, o kurioje vietoje tie gebėjimai gal ne taip greitai vystosi, kaip mokytojas planuotų ar norėtų. Šioje vietoje dar ką svarbu pažymėti, kad LearnLab platformoje tas mokymosi savarankiškumo ugdymas yra garantuojamas per tą labai greitą grįžtamąjį ryšį. Ir grįžtamąjį ryšį, kurį gali pateikti mokytojas, jeigu vyksta pamoka ir užsiėmimas, ar universiteto dėstytojas, jeigu vyksta paskaita ar seminaras realiu laiku, sinchroniniu laiku, bet tai gali padaryti ir dirbtinio intelekto asistentas, kuris atliekant užduotį visada ateina į pagalbą, kada tik mokiniui ar studentui reikia, atliekant užduotį čia ir dabar. Tai yra galimybė ir yra numatyta galimybė būtent įgalinti dirbtinio intelekto asistentą tame procese dalyvauti. Tai jeigu trumpai, būtent šitoje pažangioje mokymosi platformoje yra įvestos papildomos vertinimo strategijos, kurios užtikrina ir tą kokybišką ryšį, grįžtamąjį ryšį, ir kokybišką duomenų surinkimą ir gali atlikti mokymosi analizę tiek visos grupės bendrai, kaip grupės rezultatas, tiek kiekvieno grupės nario rezultatą atsekti. Tai žodžiu, iš tikrųjų labai daug yra numatyta dirbtinio intelekto asistento learning galimybėse. Na, ką daro dirbtinis intelekto asistentas ir kur gali ateiti į pagalbą ne tik besimokančiajam, bet ir mokytojui, tai generuoti pamokų, paskaitų, užsiėmimus, planus pagal turimą programą. Šiuo atveju galiu pasidžiaugti, kad bendradarbiaujant su šios platformos vystytojais, puikiai sekasi integruoti lietuvių kalbą ir bendrasias programas, Lietuvos bendrasias programas. Taip vyksta šis procesas, tikimės jau 26 metais viskas veiks puikiai. Tai jau čia kalbant apie mokyklas, o kalbant apie universitetus, tai paruošti tas interaktyves paskaitas arba klausimynus, kurie taip pat pagal dėstytojo numatytus siekinius, ko tikėjimasi, kad turėtų būti pasiekta ir išmokta atliekant ar vieną kitą užduotį, ar išklausius ir dalyvavus paskaitoje, galima būtų apibendrinti. Ir ir šitą pagalbą ateina būtent dirbtinio intelekto asistentas. Taigi ne tik generuoja planus, ne tik analizuoja mokinių ar studentų darbą, bet gali ir apibendrinti ir apibendrina tuos ar įrašus, audio įrašus, ar atliktas kūrybinės užduotis. Na ir šiuo atveju gali netgi pasiūlyti, kurie kryptimi toliau kreipti mokymosi procesą, kokius ar reflektuojančius klausimus, ar kitos temos nagrinėjimo klausimus galima būtų nukreipti. Taigi, LearnLab platformoje vėlgi atsakingai atrinkti ir parengti prieš jūsų akis, jūs matote 10 įrankių, kuriais gali naudotis tiek mokytojas naudojasi visais, dauguma jų gali naudotis besimokantysis. Tai yra pristatymo arba prezentacijos įrankis, minčių žemėlapis, įvairios rūšiavimo skirstymo užduotis, apklausos, viktorinos, vaizdo įrašas, tinklalaidės įrašas kaip būdas išmokti ir pateikti įrodymus, kad mokei, ar knyga. Ir be abejo įvairių bibliotekų kūrimas.
Tai pradedant nuo pagrindinio, ne tai kad pagrindinio, bet nuo pirmojo įrankio LearnLab platformoje, tai yra kurso sukūrimo, tai čia labiau į pagalbą mokytojui arba universiteto dėstytojui, tai planuojant kursą galima iš karto labai sudėlioti, kokios temos, kokios užduotis ir tose užduotise, kokie siekiniai yra numatyti pasiekti, sudėlioti laiko juostoje. Sudėti mokymuisi reikalingą medžiagą, kad būtų tas švietimo įstatyme numatytas siekinys pasiektas, ko turėtų išmokti besimokantieji ar mokykloje, ar universitete. Na ir kad mokymosi procese būtų užtikrinti visi tie pagrindiniai besimokančiųjų gebėjimų tobulinimai. Tai ir skaitymo gebėjimai, ir rašymo gebėjimai, ir skaičiavimo, ir skaitmeniniai gebėjimai, ir kalbėjimo bei klausimo gebėjimai kartu. Tai dar kartą primenu, kad ši mokymosi platforma yra tinkama tiek mokykloje naudoti, tiek universitetuose. Taip. Tai kuo ypatingo šitos užduotis, kad jos visos gali būti naudojamos ir sukuriamos, jei mokinys turi pačius elementariausius skaitymo ir rašymo įgūdžius, jeigu mes kalbame prieš mokyklinio amžiaus vaikus, ir labai sudėtingos ir gilios, jeigu mes kalbame apie universiteto bakalauro ar magistro studijų studentus. Ta prasme, kiekvienas įrankis leidžia pasirinkti tą gylį ir dirbtinio asistento dalyvavimas taip pat atsižvelgia į užduoties, kokios buvo nurodytos tos užduoties ypatybės atlikimą. Ir šiuo atveju tada komentarai ir pagalba, kurią teikia tas dirbtinio intelekto asistentas, ateina savalaikiškai atsižvelgiant į tai. Taigi, vienas iš šitų pristatymo įrankių, kaip ir minėjau, yra pateiktis. Tai apie kursą kalbėjau, tai dabar pateiktis. Mes tradiciškai universitetuose rengiamės paskaitai ir kūrėme interaktyves paskaitas, naudodami vieną ar kitą skaitmeninį įrankį ir sprendimą. Mokyklos taip pat pasitelkė mokytojai įvairias priemonės. Tai šiuo atveju LearnLabo mokymosi aplinkoje dėstytojas ar mokytojas visada gali pasirinkti 3 sprendimus. Kurti pristatymą pasinaudojant pateiktimi LearnLab aplinkoje iš karto, generuoti pristatymą ar pamoką ar paskaitą pasitelkiant dirbtinio intelekto asistentą arba importuoti jau sukurtą PowerPointinę prezentaciją į mokymosi aplinką LearnLab. Taip, kodėl verta tai daryti? Todėl, kad interaktyvioje LearnLab aplinkoje pateikiamoje aplinkoje galima numatyti jau iškart daug tų interaktyvumo mokinių ar studentų įtraukimo momentų. Tai jeigu pasirenkame opciją arba sprendimą kurti ar pamoką, ar pristatymą generatyvinio intelekto, tai yra, dirbtinio intelekto asistento pagalba, tai visada užduos jums klausimą, koks dalyvių amžius, ir jūs galite pasirinkti dalyvių amžių, jūsų pristatymas, o tai reiškia pamoka ar pamokos scenarijus, iš kiek dalių norėtumėte, kad susidarytų. Toliau, jeigu jau kreipiame dėmesį ne tiek į universiteto dėstytojus, kiek į mokytojus, tai čia galima surasti ir, kaip minėjau, nuo 26 metų sausio mėnesio rasite bendrasias programas visų mokomųjų dalykų, nuo priešmokyklinio ugdymo iki 12 klasės, pasirinkti kokiai mokomajam dalykui, kokiai klasiai jūs norite, šito sprendimo. Ir tada galite pasirinkę kokios apimties, kokios trukmės tas pristatymas, tai ir pasiūlyti, kad jums sukurtų dirbtinis intelektas pristatymą. Tai yra viena galimybė. Dirbtinis intelektas pasiūlo tada pamokos ar paskaitos scenarijų, sudėdamas į skaidres, kas kiek laiko jau pagal didaktinius sprendimus ir rekomendacijas turėtų būti interaktyvi skaidrė, koks refleksinis klausimas turėtų būti pateiktas auditorijai, ir sustruktūruoja medžiagą.
Tai neparengė paskaitos ar pamokos pilnai 100%, bet sudėlioja tą pedagoginės veiklos scenarijų, pasiūlydamas vieną kitą informaciją, kurią galėtų pasidalinti mokytojas. Bet mokytojas ar universiteto dėstytojas tai turėtų jau pabaigti ir užpildyti tą prezentaciją jau savo originaliu turiniu. Jeigu renkamės pristatymą nuo nulio arba mums reikia patobulinti tą pristatymą, papildyti, tai LearnLab aplinkoje pateiktyje dėstytojas gali visada pasirinkti vieną iš galimų būdų skaidrių. Tai yra ar tiesiog pateikti informaciją, tai yra turinio skaidrė, ar pasiūlyti interaktyvias skaidrės iš kelių pasirinkimų, žodžio debesį, atvirus klausimus, ar vykdyti netgi apklausą, žinių patikrinimą, testą. Na ir be abejo gali pasitelkti į pagalbą ir kažkuriuo tai momentu ir dirbtinio intelekto asistentą. Tai iš tiesų tie interaktyvūs puslapiai, kuriuos mes ir tuoj pabandysime kartu su jumis, padeda mokytojui ar dėstytojui pamatyti realiu laiku, kiek mokiniai ar studentai dalyvauja paskaitoje, užsiėmime, rinkti duomenis apie tai, kaip jie dalyvauja šitame susitikime. Tai šiuo atveju jūsų prisijungimas yra absoliučiai anoniminis. Jūs savo ekrane dabar matote klausimą, kaip šiandieną jaučiamės, galimi keli atsakymo variantai, ar šios paskaitos metu kaip jaučiatės, ar kaip tiesiog jaučiatės nuo ryto. Taip, ir dabar paprašysiu, kad kas nors prisijungtų ir atsakytų į klausimą, nes aš dalinuosi ekranu. Tai ką mato mokytojas, mato viršuje, kad yra 23 prisijungę aktyvūs dalyviai. Iš 23 dalyvių dabar atsakė į klausimą 1, 2, 3. Labai jums ačiū, nes tam, kad suveiktų sistema, aš turiu turėti gyvą susitikimą, tai reiškia jau sudėliojant ir kuriant pateikti, ar pamokoje pateikti, ar universiteto ar kolegijos paskaitoje, jau šitoje skaidrėje nereikia papildomo instrumento ar Mentimeter ar kažkokio kito, jūs galite jau gauti atsakymus. Gaunant atsakymus, ką gali padaryti ir ką gali matyti mokytojas arba dėstytojas, aš atidarau antrąjį ekraną. Tai antrame ekrane, taip, jūs matote, kad galiu matyti visus atsakymus. Taip, ir šitoje vietoje, jeigu reikėtų, aš galėčiau juos redaguoti, jeigu tokio poreikio būtų. Tai yra, turbūt šitas klausimas yra labiau aktualus mokyklos mokytojams, jeigu atsakymas yra nekorektiškai pateiktas arba netinkamas, kad jisai nebūtų lange, tai mokytojas turi galimybę atrinkti tam tikrus atsakymus. Tai ačiū Jums. Kaip ir žodžių debesų įrankyje visada žodis, kuris yra ryškiausias ir didžiausias, tai reiškia dažniausiai pasikartojantis, tai 11 iš jūsų jaučiasi puikiai. Gerai būtų dar pamiegoti, tikrai labai, ir kai kas netgi jaučiasi šventiškai. Tai ačiū Jums už dalyvavimą. Judame toliau. Kitas įrankis vadinasi jau atvirų klausimų įrankis. Jūs matote ekrane klausimą, tai yra kokio mokinių ar studentų dalyvavimo tikite savo pamokose, paskaitose. Ir jau šičia jūs galite, atsakydami į klausimą, neapsiriboti vienu žodžiu, iki 10 žodžių galite atsakyti, pateikdami savo atsakymus. Taip. Taip, ir šiuo atveju, matote, man įsijungtų Lerni dirbtinio intelekto asistentas, tik tai aš turiu šiuo metu 2 atsakymus, tai jam bus sudėtinga integruoti dabar tuos atsakymus, bet galime pabandyti. Generuoti, sukurti santrauką. Gerai, pabandykime pasakyti, kad apibendrink tuos 4 atsakymus į vieną, tai jisai užduotį gavo, dabar mąstys, kadangi turime, taip.
Ir pabandykime dar kitą interaktyviąją skaidrę, tai yra jau atsakymai su pateiktais klausimais. Jūs galite pasirinkti kelis atsakymus. Tai yra dirbtinis asistentas, jums reikalingas kam? Tik asmeniniams poreikiams, niekada nenaudojate jo profesiniais tikslais, tik rengiant mokymosi turinį paskaitoms pamokoms, ar tik rengiant personalizuotas užduotis. Taip. Ir vėlgi realių laiku galiu matyti visus jūsų pasisakymus ir atsakymus. Tai yra apibendrinti, tai šiuo atveju tikrai labai džiaugiamės, kad naudojat įvairiais tikslais, tiek analizuojant kiekvieno besimokančiojo pažangą, tiek analizuojant grupės ar klasės mokymosi pasiekimus, na ir asmeniniams poreikiams. Tai iš tikrųjų labai daugelį atvejų jūs naudojate dirbtinį intelektą kaip asistentą. Taip. Tai kalbant toliau, tikiuosi, iki mūsų paskaitos pabaigos dirbtinis intelektas apibendrins visą informaciją ir pateiks, nes tas laiko momentas ir interneto ir ryšio kokybė daro įtaką šitam greičiui atsakymo. Tai iš tikrųjų visas šitas užduotis, ką gali padaryti ekrane, ir jūs, jeigu matytumėte, tai iš tikrųjų galima ir įrašyti paskaitą ar pamoką, ją galima transkribuoti, ją galima pakeisti vertime, ta prasme, jeigu reikia, galima ir padaryti vertimą šito tai, ką matote ekrane, ir jūs, kaip besimokantieji, matydami ekrane lietuvišką tekstą, jeigu jums patogiau angliškai naudoti, tai jeigu turite prisijungimą, o jūs 21 iš jūsų turite, tai apačioj pasirinkę versti, keisti kalbą, jūs matysite tą kalbą vertimą dabar vykdomos paskaitos realiu laiku, kas yra labai svarbu. Dirbant su specialių ugdymosi poreikių mokiniais, galimybė įgarsinti tai, kas matoma ekrane iš besimokančiojo lango, taip pat yra, tai yra besimokantysis gali tai, kas parašyta, jeigu sudėtingiau skaityti, gali dirbtinio intelekto asistento, tarškia paprašyti, kad būtų perskaityta garsiai šita užduotis. Tai kaip jau ir minėjau, viskas dirbtinio intelekto asistento dalyvavimas priklauso nuo to, kaip jūs pedagogiškai sudedate užduotį, ką dirbtinio intelekto asistentas turi padaryti. Tai šiuo atveju vėlgi yra galimybė prie kiekvienos pateikties, prie kiekvienos užduoties sukurti žymą, tai ką jūs matote, tai sukurti toje žymoje, tai reiškia sukurti, ko mokytojas ar dėstytojas tikisi, kokius gebėjimus atlikęs tą užduotį besimokantysis turi parodyti. Tai jeigu kalbėti apie mokyklas, tai mokyklų bendrosios programos su visais gebėjimais ir dalykais jau šitoje platformoje nuo sausio 1 bus. Jeigu apie universiteto dėstytoją, tai reikia įrašyti ten gebėjimas kritiškai mąstyti, ar žinoti ten fotosintezės reiškinį, ar gebėti atlikti kažkokį kitą dalyką. Tai dirbtinio intelekto asistentas visus juos susideda į savo algoritmą sprendimo ir tada vertindamas, apibendrindamas atsakymus, siūlydamas, ką gali padaryti besimokantysis, ir pateikia rekomendacijas. Tai iš tiesų, teikiant rekomendacijas, dirbtinio intelekto asistentas gali analizuoti tiek bendrą grupę, tiek kiekvieną mokinį atskirai mokykloje, ir dirbant su įvairiais skaitmeniniais įrankiais, dirbtinio intelekto asistentas visada ateina į pagalbą besimokančiajam. Tai prieš tai kalbėjau, ką dirbtinio intelekto asistentas gali padėti mokytojui. Tai mokytojui gali padėti palaikyti dėmesį, užduoti klausimus, realiai pamokos paskaitos metu apibendrinti pasisakymus, apibendrinant pasisakymus, pasiūlyti refleksijos klausimus, kadangi yra galimybė dirbti dviem langais, tai dėstytojas arba mokytojas antrame lange gali atredaguoti tą klausimą, pasirinkti dirbtinio intelekto pasiūlytą klausimą, kuris yra aktualesnis, ir toliau pratęsti pamoką arba paskaitą.
Na, pristatydama įrankį knyga, trumpai noriu parodyti, kokios tos dirbtinio intelekto asistento galimybės yra mokiniui. Tai yra mokinys gaudamas užduotį, na, pavyzdžiui, sukurti knygą, mokytojas jau žymoje su toje užduotyje būna sudėjęs, su kokiomis temomis, su kokiais pasiekimais šitos užduoties atlikimas yra siejamas, gal yra kažkokie papildomi gebėjimai ir pasiekimai, kuriuos mokinys turi įgyti, išmokti, atlikdamas tą užduotį. Tai bet kuriuo atveju, reiškia, dirbtinis intelektas jau visą tai įvertindamas gali ateiti į pagalbą. Ir ateiti į pagalbą, kaip jūs matote, mokinys gali pasirinkti 4 būdus. Tai yra atliekamai užduočiai parašyti atsiliepimą, trumpą atsiliepimą, ta kalba, kurią ir pasirenkama mokytis. Gali padėti suteikti minčių, o kaip toliau galima būtų rengti užduotį, arba jeigu sustojau ir nežinau, tai yra padėk man Sokratai, tai šiuo atveju dirbtinis intelektas įvertindamas, kas jau toje užduotyje yra atlikta, pagal numatytą planą, kokios kokybės, kokie kriterijai, kas turi būti toje užduotyje, gali pateikti klausimus besimokančiajam. Atkreipk dėmesį į tai. Tu jau parašai tai, padarai tai, bet neatlikai tam tikros dalies užduoties. Atkreipk dėmesį, kuo galiu tau dar padėti. Reiškia, gali kreiptis pagalbos ir tiek, kiek tos pagalbos reikės, tiek mokinys ją gaus. Jeigu mokinys mano, kad jau atliko užduotį, gali paprašyti dirbtinio intelekto asistento apibendrinti užduotį, ir jeigu prie užduoties mokytojas ar universiteto dėstytojas bus sudėjęs kriterijus reikalingus tai užduočiai atlikti, tai tada dirbtinio intelekto asistentas ateis į pagalbą ir pasakys, kurie kriterijai jau yra įgyvendinti, o kokie dar ne. Ar ne, į ką reikia dar atkreipti dėmesį. Na ir jeigu jau reikia patobulinti pranešimą, tai vėlgi netiesiogiai patobulins pranešimą, bet vėlgi jau nebe klausimais, bet teiginiais pasakys, kas dar turėtų būti padaryta, kad tas pranešimas būtų užbaigtas. Na ir ekrane, matydamas tą užduotį, kairėje pusėje besimokantysis gali ir tekstą kurti, ir naudoti įvairias matematinės formulės, gali piešti, gali naudoti simbolius, įterpti į savo užduoties atlikimą ir video įrašą, ir garso įrašą, ir visą kitą papildomą medžiagą, kokios tik tai reikia, ne? Kokios reikia. Tai va šiuo atveju į knygą galima įterpti ir tai, ką mėgsta atlikti gyvai daugelis mokinių, tai yra kurti vaizdo filmus. Vaizdo filmų kūrimui taip pat yra instrumentas labai draugiškas bet kuriam vartotojui, nes vaizdo įrašus gali kurti ir netgi tinklalaidės kurti ir patys mažiausiai mokiniai labai greitai išmoksta tais įrankiais naudotis, nuo priešmokyklinio amžiaus mokinių tai gali atlikti ir daryti. Taip. Taigi, apibendrinant tuos LearnLab mokymosi platformos įrankius, laiko stoka, negaliu kiekvieno įrankio pristatyti atskirai, tiesiog noriu parodyti būtent tos dirbtinio intelekto asistento galimybės ir sprendimą platformoje. Platforma leidžia bendradarbiauti. Tam bendram ar knygos sukūrimui, ar bendrai pateikčiai, besimokantieji, jeigu tai yra grupinė užduotis, gali pakviesti vienas kitą į talką ir kurti vieną produktą, vieną knygą, vieną testą, vieną pateikti kartu. Mokytojui arba dėstytojui į pagalbą ateina dirbtinio asistento galimybė, pateikiant užduotį, nurodant, kokie tos užduoties atlikimo kriterijai turi būti įgyvendinti, padėti besimokančiajam gauti tą pagalbą tuo metu, kada jos reikia. Ar dirbant iš namų, ar dirbant po pamokų, ar dirbant individualiai pamokos ar paskaitos metu, kas yra labai svarbu. Na, toliau teikiant tas rekomendacijas, dirbtinis intelektas atsižvelgia į pačias geriausias pedagoginės rekomendacijas, kaip tą grįžtamąjį ryšį reikia teikti. Noriu tik atkreipdėmėsi, kad vis tik teikiant grįžtamąjį ryšį, ypač jeigu jūs norit apibendrinti mokinio pusmečio ar mėnesio rezultatus, ar visos grupės rezultatus, vis tik tą tekstą reikėtų peržiūrėti, nes, lietuvių kalbos stilistika kartais šiek tiek sušlubuoja. Tai vėlgi kiekvieną tą teikiamą ryšį mokytojas gali apibendrinti, redaguoti ir tik tai tada jau juo pasidalinti su besimokančiaisiais ar parodyti auditorijoje.
Tai mokymosi analitikos šitoje platformoje ir dirbtinio intelekto asistento galimybės yra pristatomos LearnLab akademijoje, tai yra naudojant ją galima iš tikrųjų nemažai išmokti valdyti tuos įrankius. Jeigu jūs sudomino mūsų atliekami tyrimai ir mūsų turimos patirtis, štai jūs ekrane matote mūsų kontaktus, kviečiame susisiekti ir aktyviai dalyvauti. Na ir pasitelkdami įvairius skaitmeninius sprendimus mokymo ir mokymosi proceso organizavimui, užduokite savo klausimą, kiek jie yra naudingi jums.